Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandieną jūs kviečiu kartu su manimi išsikepti skanę naminę duoną. Jinai kepasi ir gaminasi labai greitai, nereikia jokio raugo ar palikti kažkur stovėti ir bręsti. Ji pasidaro per keletą minučių ir labai greitai iškepa, o rezultatas yra labai skanus. Plutelė traški, ši duonelė yra su sėklomis, tai dar skanesnė. Žinoma, galima tų sėklų nedėti, jei jūs nemėgstate. Visi tikslus ingredientai būna surašyti po video. Tad pradėkime gaminti. Mums šiandieną reikės lygiom dalim kefyro ir grietinės. Reikės varškės, sodos, išsijotų miltų ir dėsiu vairiausių sėklų. Ir dar truputėlį atskirai turiu saulėgrąžų. Ir dar vienas kiaušinis, vienas arbatinis šaukštelis medaus, galima dėti cukraus ir vienas šaukštelis druskos. Ir viskas, tai visi mūsų būsimos duonytės ingredientai. Ir dabar mums reikia, noriu jums parodyti, kokius naudoju sėklas, kokias. Galima dėti tokius, kokias mėgstate, ir aš dar dadėjau avižinių dribsnių, bet cukraus. Dabar į grietinę supilu kefyrą ir įdėsiu be kaupo vieną arbatinį šaukštelį sodos. Nebijokite, šioje duonelėje sodos visai nesijaučia, kadangi tiek kefyras, tiek grietinė yra rūgštus ir soda puikiai nusigesina. Tiesiog bemaišant mes matome, kaip įvyks reakcija ir soda jinai bus nugesinta. Dabar į kitą indą aš išpilu varškę. Varškė gali būti bet kokia, riebi, liesa, naminė ar pirktinė, tikrai nėra skirtumo. Matote, į ką pavirto grietinė su kefyru ir soda. Toksai masė visą pasidarė puri, lyg pripusta oro. Reiškia, viskas tvarkoj, mūsų soda nugesinta. Dedame vieną arbatinį šaukštelį druskos. Taip pat dedame medų. Medus gali būti, negali būti, rekomenduoju dėti natūralų, bet jeigu netoleruojate medaus, nedėkite, galima dėti cukraus. Įmušu vieną kiaušinį ir po truputėlį viską reikia išmaišyti. Galima tai padaryti šaukštu, bet aišku patogiau šluotele, nes greičiau. 1, 2, 3 ir viskas išsimaišo labai greitai ir mes viską galime padaryti rankomis be specialių įrankių. Sudedu visas sėklas. Galite dėti daugiau, galite dėti mažiau. Čia pas mane geras 100 gramų sėklų ir avižinių dribsnių. Sėklos gali būti įvairios ir sezamo sėklos. Tiesiog tą, ką mėgstate, moliūgo sėklos, saulėgrąžos, sezamas jau sakiau, linų sėmenys. Oi, žinokit, visko tikrai galima pridėti arba nedėti nieko. Ir vis tiek duonytė bus tikrai labai skani. Miltus po truputėlį įsijojam ir išmaišom. Pradžiai šluotele, po to jau su šluotelė būna nebepatogu, maišau šaukštu ir galiausiai viską užminkau rankomis. Niekada nesistengkite įdėti visų miltų, nes recepte yra 400 gramų miltų. Pavyzdžiui, šį kartą aš visų miltų nesunaudojau. Kartais reikia daugiau nei 400 gramų. Tai žinokit, irgi įtakoja nuo varškės, pavyzdžiui, nes varškė būna skystesnė, tada automatiškai tešla paims daugiau miltų. Pas mane varškė tikrai gan sausa. Gaunasi tokia neįtvirta, bet taip pat nelimpanti tešla. Jie labai malonu minkyti. Truputėlį dar ant darbinio paviršiaus miltų pasibarstau ir dabar jau pabaigsiu minkyti. Įjungiu orkaitę kaisti iki 200 laipsnių viršus apačia be ventiliatoriaus. Taip mano duonelė pakeps 10 minučių ir po 10 minučių sumažinsiu orkaitę iki 180 ir paliksiu kepti 35 minutės. Mano tešla būsimos duonytės jau išminkita. Pažiūrėkite, visai realiai nelimpa prie rankų. Dabar
tą vietą, kuri liesis su kepimo popierium, aš truputėlį pribarstau miltais, išlyginu ir dėsiu į skardą, kuri yra išklota kepimo popierium. Nereikia jokių specialių formų, nieko. Tai tikrai nerealiai skani duonytė ir labai lengvai pagaminama. Ir dabar duonytę, būsimą duonytę truputėlį primyksiu, nes jinai ir taip truputėlį įtrūks, bus toks kaip kepaliuko viršus kepurytė, kad taip labai nebūtų, aš truputėlį primigu, tokia pliokščia padarau, labai nereikia, aišku, sumaigyti ir paviršių apibarstau saulėgrąžom, įpjaunu iki viduriuko duoną, vieną kartą, antrą kartą ir dėsiu kepti į įkaitintą orkaitę. Ir jinai tikrai greit iškeps, tik būkit atidūs brangūs žiūrovai, nepamirškite po 10 minučių pamažinti temperatūros. Taip pat ši duonelė valgoma atvėsusi, nes jeigu išimsite ir pjausite ją šiltą, ten yra varškė, tešloje yra varškė ir jums gali pasirodyti, kad duona neiškepusi. Taip pat, kai iškeps, galima duoną patikrinti ir iškepus su mediniu pagaliuku. Jeigu ištraukus medinis pagaliukas yra sausas, reiškia duonytė iškepusi. Jinai labai traški, pasižiūrėkite, koks gražus pjūvis, kokios gražios riekutės. Ja valgyti viena yra vienas malonumas, o su sviestu pagardinta, tai dar skaniau. Jei patiko mano brangūs žiūrovai šis video receptas, nepagailėkite uždėti laiko, parašyti komentarą, o jeigu nesuprenumeravę mano kanalą, būtinai tai padarykite dabar. Ačiū, kad esate kartu ir iki greito, o aš bėgu valgyti skaniosios duonytės. Iki!